didžiausia siuntų įmonė Lietuvoje, ne? Ko reikia, kad Lietuvoje imtų veikti tai kaip Amazon Prime'as, kad ryte užsisakiau, po pietų turiu. Amžinai pažeidinėjom. O ką daro? Atvežė siuntą ir nuplyšęs lipdukas, nukrito pakeliui kažkur, ne? Tikrai pirmas dalykas, ką bandai lysti į vidų. Aš esu gavęs tų pastabų, kad vienoj valdyboje, kad kodėl tu be šlipso. Nu, bet aš toks esu, sakau. Kiek jūsų pajamų pernai buvo? Netoli 100 milijonų. 100 milijonų. Nu, va, Lietuvos paštas, kur jūs laikot save stipriausiais? Čia dabar reikia taip teisingai atsakyti. Kodėl atsisakėjai tarnybinio automobilio? Dovilį, jūs turėsit mane šiandien išgelbėti, nes aš šitoj temai nieko nesuprantu. Galima užšaldyti gyvą žmogų ir paskui jį atgaivinti kada nors? Čia realiai yra pati didžiausia naujovė pasaulyje taikoma vėžio gydymui. Ir pas mus ligoninėje tai yra daroma. Ta prasme, tai yra tiesiog neįtikėtina. Ten jeigu buvo šaldiklis minus 150, tai čia jau yra minus 200. Kiek čia yra banko ir kiek čia yra bio? Čia bio yra daugiau negu banko. Jeigu skaičiais, mes turim daugiau nei 200 000 skirtingų mėginių. Čia galite nesakyti klausimą, bet jūs vakciną tikite ir turit visus skiepus, kiek buvo, ne? Taip. Aš kartais tiesiogiai jaučiu, kad mano kažkokie veiksmai daro įtaką medicinos pažangai. Sveiki, gerbėmieji. Noriu Jums priminti, kad lapkričio gale jau tradicija tapusi iniciatyva, kur dirba suaugę vaikai. Kas nežinot, tai trumpai priminsiu, kad tai renginys, kada mes kviečiam Jūs pranešti savo tėvams, seneliam, dėdėm, tetom, giminaičiam, kad jie turės galimybę atvykti į Jūsų darbovietę, ten, kur Jūs dirbat. Nes ne kiekvienas iš mūsų artimiausių žmonių supranta, kur mes dirbam ir ką darom. Taigi tam ir skirta šita akcija. Daugiau detalių mes paskelbsim vėliau, įdėsim nuorodas. Na, o jeigu Jums kyla klausimų, kaip padaryti tokį renginį, Jūs galite mums parašyti ir mes pasidalinsim patirtim, kaip paprastai organizacijos tą daro, ką organizuoja, ką rodo, galėsite užduoti mums klausimus ir mes Jums padėsim, kiek galėsim. Dar nauja mūsų laida. Paprastai organizacijos, kurios turi daug klientų, gauna ir daug atsiliepimų, daug nuomonių ir neretai apauga įvairiausiais mitais. Ir džiaugiuosi, kai turim galimybę Jums parodyti kažkiek tai užkulisių ir galbūt paneigti tų mitų kažkiek. Tai ir šita laida nebus išimtis, vėlgi eilinis kartas, kai mes galėsim kažko išmokti, kažką naujo pamatyti ir galbūt paneigti vieną kitą mitą. Taigi nauja mūsų laida. Dovilį, Jūs turėsit mane šiandien išgelbėti, nes aš šitoj temai nieko nesuprantu. Kaip nors bendram jėgom pabandysim. Aha. Tai mes, inovacijų agentūra mums, kaip čia prirodė Jūs, ne, kad atvažiuot pas Jūs, pasikalbėti tą temą, sakė, kad Jūs daugiausiai mums galėsit papasakot. Ir mes atvažiavam į biobanką. Teisingai. Kiek čia yra banko ir kiek čia yra bio? Čia bio yra daugiau negu banko. Jeigu skaičiais, mes turim daugiau nei 200 000 skirtingų mėginių. Nu tai čia manau, kad visai daug. Ok, tai Jūsų pagrindinis uždavinys yra saugoti kažkokius biomėginius. Su mėginiais kartu saugom ir informaciją, nes mėginiai be informacijos jie nelabai vertingi. Ir saugojimas yra tik viena dalis, svarbiausia dalis tikriausiai yra atidavimas. Nes mes atiduodam mokslininkams, mes atiduodam mokslui. Galim parodyti, kaip atrodo laboratorija, kur vyksta visas biobankavimo procesas. Aha. Iš principo paėmus kažkokių ypatingų, labai tokių dalykų, ko mokslininkas nebūtų matęs, čia nėra, bet yra keletas dalykų, kurie yra ypatingai svarbus mums. Ir pavyzdžiui, tokie dalykai yra centrifugos. Tai čia yra centrifugos, kuriuose mes centrifuguojam mėginius. Tai ką mums tas paruošimas yra reikalingas? Jis yra tam reikalingas, kad mes galėtumėm tos mėginius kuo ilgesnį laiką išsaugoti kaip šviežius. Ir tam mes juos laikom minus 80 arba minus 150 laipsnių Celsijaus temperatūros šaldikliuose. Kiek gali prie tokios temperatūros metų nepakitus būsena būti ir kiek po prie šitos? Jo, tai iš principo yra sakoma, kad mes galim laikyti jau kaip ir neribotai, neterminuotai. Tai Jūs paminėjot, kad tai yra tik tai kraujas, ne? Kad
Tai tik kraujo mėginiai? Šiaip nebūtinai tik tai kraujas. Pagrindinis mėginys, su kuriuo mes dirbam, čia yra kraujas, bet šiaip mes dirbam ir su šlapimu, ir su išmatom, ir su seiliam. Kai buvo COVID-as, va tie tepinėliai, ar ne, kur mes visi imdavom ir dėdavom į tą tokį rožinį skystį, tą vadinamoji viruso transportavimo terpė. Tai va tą virusą, kuris va toj terpė yra, mes irgi būna išsaugom, tai tie mėginiai gali būti įvairūs. Tiesiog mūsų tokia specifika, mes kaip klinikinis biobankas dažniausiai susiduriam su kraujo mėginiais. O taip yra todėl, kad kraujas yra labai populiarus diagnostikoje. Tai reiškia, kai pacientas ateina tiesiog savo rutininiam vizitui pas gydytoją, jam, ta prasme, dažniausias mėginys ir yra kraujas, ką jam ima, ar ne? Tai būtent dėl tos priežasties mes ir dirbam daugiausiai su krauju. Tai, kad noriu suprasti, jeigu žmogus pridavė kraują ir ten jam nustatyta, nežinau, kokia nors liga, ne, ir visos tos ligos ar visi tie simptomai, kaip atskiri samplai, pavyzdžiai keliauja į šitą banką. Viskas remiasi žmogaus sutikimu. Pacientui atvykusiam įprasto vizito pas gydytoją gali būti, santaros klinikose gali būti pasiūlyta dalyvauti biobanko veikloje. Gerai, bandau suprasti. Prirenkat įvairiausių nesimptomų, lygų, amžių grupių, lyčių į tą banką ir nauda iš to kokia? Nauda yra kiekyje ir tame procese, kur mes panaudosim tos mėginius. Tai, kad mes čia turim pilną šaldiklį mėginių, naudos šiaip nėra didelės, ar ne? Tačiau, kai mes kalbam, kad tarkim yra kažkoks retas ligos atvejis, pavyzdžiui, kažkokia ūminė mielo leukemija, kraujo liga, kraujo vėžys, su tam tikra kažkokia reta mutacija, ar ne? Ir mes tokių pacientų per, tarkim, 5 metus, per 10 metų sugebam sukaupti, tarkim, ne 3, o jau kokius, tarkim, 50, ar ne? Ir galbūt kitas biobankas dar pas save 50 sugeba sukaupti. Ir tada mokslininkui jau, kad jisai padarytų kažkokius statistiškai reikšmingus tyrimus ir prieitų kažkokių statistiškai reikšmingų išvadų, jisai gali iš biobankų susirinkti jau surinktus mėginius. Ir tada jau, jeigu reikia papildomai kažkaip analizuoti juos, bandyti kažkokius naujus vaistus ant šitų mėginių, ar ne, ir žiūrėti, kaip reaguoja būtent tos specifinės pacientų grupės mėginiai, ar ne? Tai mes tada čia tokie, kaip vaistų gamyboje, tai čia yra toks pats pirmas žingsnis, ar ne? Pažiūrėti, kaip veikia in vitro, ant stalo, mėgintuvėliuose viskas, prieš einant gydyti žmogų, ar ne, su kažkuo naujo. Tai pasižiūrim, kaip tos ląstelės, tikros žmogaus ląstelės, pavyzdžiui, elgiasi vienokio vaisto akivaizdoje arba kitokio vaisto akivaizdoje. Supratau, biobankas tai nėra labai senas reiškinys, ar ne, pavyzdžių saugojimas. Kas yra laikoma didžiausia sėkmė, kas tapo įmanoma tik dėl to, kad atsirado biobankas? Nes šiaip aš įsivaizduoju, tu gali paimti tą kraują iš sergančio žmogaus ir daryti tos tyrimus. Jo, tai taip pat paimti, čia irgi labai daug aišku niuansų su tuo paėmimu, bet koks mėginių arba duomenų panaudojimas iš biobanko, jisai turi būti patvirtintas bioetikos komitetu. Tai reiškia, kad aš dabar paėmus kažkokį mėgintuvėlį, jum atiduočiau, nes man atrodo, kad jūs gal turit kažką gerą idėją, ką galima būtų patikrinti, taip niekada neveiks. Todėl, kad jūs turit turėti savo komandą, turit būti sugalvojęs, kokį tyrimą atliksit, kodėl jisai bus reikšmingas, kaip jūs užtikrinsit mėginių saugumą, kad jūs gausit 100 iš mūsų mėginių ir nenunešit kažkur, nepaliksit, kad bet kas galėtų pasimti. Tai visi šitie dalykai būna aprašyti bioetikos protokoluose, dokumentuose, turit gauti iš bioetikos komitetų leidimą atlikti tokį tyrimą, ne, su žmogaus mėginiais ir duomenim. Tai čia toksai tik tai niuansas. Bet šiaip pati didžiausia, sakyčiau, sėkmė pasaulyje, kalbant apie biobankus, yra UK biobankas, veikiantis Jungtinėj karalystėj. Tai ten, sakyčiau, ne tiek, kiek kažkoks vienas konkretus dalykas buvo atrastas, bet jau ten kalbėti galėtumėm apie kiekybę. Ta prasme, jie per metus su jų duomenim išsispausdinama yra apie ten keliasdešimt tūkstančių straipsnių, publikacijų mokslinių, ar ne, kur, pavyzdžiui, atrandami naujos mutacijos susijusios su krūties vėžiu, atrandami kažkokios sąsajos, tarkim,
Alzheimerio ankstyvo atsiradimo, ar ne? Kaip žmogus, tarkim, jo gyvenimo būdas, tarkim, kaip jisai sportuoja, kokios dietos laikosi, kiek miega, va tokie visokie dalykai siejami su klinikinėm išeitim, visokiais tokiais dalykais, ar ne? Tai tų tyrimų atliekama labai labai daug, bet tai buvo įmanoma tik todėl, kad šitas UK biobankas sugebėjo sukaupti labai didelio kiekio žmonių mėginius ir juos tokius longitudinius, ar ne, laikui einant vis pakartotinai paimamus, ar ne, mėginius iš tų pačių žmonių. Paimami mėginiai, anketos duodamas supildyti, va toksai, ar ne, projektas. Tai šitas projektas jau gal 30 metų trunka. Ką mes čia turim iš principo, tai turim -80 šaldiklių krūvą. O čia yra skysto azoto diuarai, liquid nitrogen tanks, kurių temperatūra, ten jeigu buvo šaldiklis -150, tai čia jau yra -200. 185 matau. Jo, tai esmė tame, kad mes apačioj turim skystą azotą, kuris atkeliauja į visus juos, bet pačius mėginius laikom garų fazai viršui. Tai ir yra apie 150-180 laipsnių. Jo, tai čia viduje. Tai galim pabandyti atsidaryti, parodysiu, kaip čia dūmai labai efektingai. O iš kur čia tas kvapas toksai? Čia yra valgykla šalia. Sakau. Čia nemėginiai mūsų. Čia yra valgykla šalia. Čia, dėl to mums reikia naujų patalpų. Statomės naują pastatą. Gerai, pabandykim galbūt šitą. Tai jeigu kažkokį tokį labiau artimesnį, ne, kadrą. Ne, tai va mes turim. Va čia yra tokia, kaip mėginius mes galim laikyti va tokiuose vokuose. Iš principo taip atrodo tie diuarai. Čia. Net irgi. Tokie vokai. Šiaip skystam azote mes būna ir ruošia mėginius. Atsargiai, gal biškį padėsit man? Mes būna prisileidžiam skysto azoto į kibiriuką ir būna kraujo mėgintuvėlį tiesiog metam į skystą azotą, kad jisai greitai užšaltų, nes taip išlaikom tą, kaip čia, ląstelės labai greit sušala ir jos nespėja ten mirti proceso metu. Tai čia vienas iš paruošimo būdų. Tai šiaip daug išmanot apie užšaldymo procesą, ne? Reikia. Galima užšaldyti gyvą žmogų ir paskui jį atgaivinti kada nors? Tokių tyrimų yra daroma, ar ne? Bet pavyzdžiui, kai mes šaldom gyvybingas ląsteles, mes turim pridėti tam tikrų komponentų, kurie šiaip yra kenksmingi tom ląstelėm. Pavyzdžiui, toks yra DMSO. Tai šiaip DMSO yra toksai reagentas, kuris neleidžia susiformuoti ledo kristalams, kurie yra labai aštrus, ar ne? Ir ląstelė, jeigu jinai šaldama susidurs su ledo kristalu, jinai suplyš tiesiog, ar ne? Tai DMSO šitą preventina, bet mes įdedam taip pat, truputį įdedam, bet ne per daug, tokį žaidžiam balansų žaidimą. Dabar su žmogum irgi yra ta pati situacija. Žmogui labai daug yra vandens. Mes jeigu žeminam temperatūrą, susidaro ledo kristalai, kurie yra aštrus. Tai turim irgi kažkokių prileisti agentų, kurie, chemijos arba kažkokių reagentų, kurie slopintų tų ledo kristalų susidarimą. Tai čia, sakyčiau, viena tokia akivaizdžiausia problema yra. Bet ta chemija, jinai bus tikėtina mažai palaikoma su žmogaus gyvybė dėl kitų priežasčių. Tai čia dar vyksta tyrimai tokie, bet prezervacija, krioprezervacija yra dalykas. Ir organus, aš jau skaičiau publikacijų, kur organus jau sugeba užšaldyti, kad, pavyzdžiui, būtų galima pergabenti kažkur ilgiau, nes dabar su sraigtasparniais yra organai gabenami, labai viskas greitai, truputį prailginti tą laiką, krioprezervaciją pradedama taikyti. Bet jau žmogui, dar truputį turim pasimokyti. Įsivaizduoju, šaldyti nėra problemas, gal įpūsti paskui dvasią yra sudėtinga. Paskui, aišku, kad tai irgi.
Aš galvoju, kad seniai lauktas, pavadinkim, reportažas apie Lietuvos paštą. Okay. Kiek žiūrovas turi pastabų, kiek iki jūsų atkeliauja visokių pageidavimų, nusiskundimų. Vis tiek didžiausia siuntų įmonė Lietuvoje, ne? Galima taip sakyti tikrai, nusiskundimų taip yra, nes toks gyvenimas. Atskiras departamentas yra skundus spręsti? Aišku yra, o kaip beje, kontaktų centras, jis vis tiek dirba su paklausimais, kuriuos gali spręsti 1-2. Faktas, reikia toliau knistis ir žiūrėti, kas pasislėpia. Ar mūsų klaidos yra, ar kitų paštų klaidos yra, ar iš tikrųjų klientas kažką ne taip padaro. Čia visą laiką balanso tema tam tikra, bet yra. Nu tai galvoju, įdomioji dalis man pamatyti, kur čia gali viskas užtrikti. Taigi čia ką, atvežė, kažkas paėmė ir išnešė, ar ne? Ar biškai sudėtingiau čia? Yra čia tos temos, nėra, kad atvežė taip, bet dažnai atvežimo yra, kad iš paštamato pasiėmė, iš kliento pasiėmė ir tada atvežė. Tai čia galbūt toks yra, žinai, pirmas žingsnis. O jeigu dar apsunkinti, dar ir užsakymas yra, kad pagal grafiką pas kažką tai reikia atvažiuoti, kažkas tai paskambina iš tikrųjų, tai, žiauriai įdomus procesas. Okay. Nu tai einam nuo pradžių, pereisim, pasižiūrėsim. Judam. Amžinai pažeidinėjom. Tai mes galim pereiti, ne procesą, va, suprantu, čia dabar atvažiavo autobusiukas, atvežė surinkęs siuntas iš paštomatų, iš klientų, ne? Taip, priėmimo zona, kur iš tikrųjų patenka nemaža dalis srauto, kaip ir pats teisingai mini, tai yra paštomatas, ką tu pats išsiuntė arba kiti klientai išsiuntė, arba šiuo atveju dalis srauto iš mūsų pašto skyrių, į kuriuos taip pat klientai atneša siuntinius, ar sakysime savo susijusią korespondenciją. Mūsų sudėlioti maršrutai važiuoja per tos surinkimo taškus, per paštomatus ir iš principo tą surinkę jau atveža į šitą pagrindinį siuntų skirstymo centrą. Jis yra vienintelis Lietuvoje. Šitas? Šitas. Bet dar mačiau Kaune jūs turite? Mes turime savo logistikos tokius centrus tiek Kaune, tiek Klaipėdoje, tiek Šiauliuose, Panevėžy. Dabar Utenos variantą masažuojame, Alytos variantą tvarkomės, bet skirstymas visas, kur visi šiandien dienai srautai sueina, tiek iš Lietuvos į Latvijos, Estijos ar iš Kinijos, tai yra šitas. Iš čia viskas išsiskirta? Viskas išsiskirta iš čia. Kiek ateina siuntų, kur jūs kokį turit papildomą pastangą įdėti, kad atrasti, kam nusiųsti? Koks procentas? Tokių neaiškių, neįdėlių siuntų? Neapgausiu, nes daug tų įmonių esu matęs ir atsakęs, tai aš sakyčiau taip, tu visą laiką turi maždaug iki 5-10% siuntų, kuriuom reikia papildomą dėmesio. Dėl skirtingų priežasčių. Viena iš jų yra adreso iššūkiai, kita iš jų yra pačio pakavimo, pažeidimų tam tikri dalykai. Tai faktas, kad tu apie 10% siuntų negali tiesiog uždėjai ant konvejerio, pervežiai į kitą zoną, skirstymo zoną, padėjai ant konvejerio ten ir jau sistema supranta, ką reikia daryti. Tai vis tiek 10% turi plus minus adaptuoti, tvarkyti. Ir jeigu tada žinai jau eiti tuos didžiulius skaičius, plus minus šičia tvarkoma yra per, vadinkime, tą mūsų darbinę parą, 100-150 tūkstančių siuntų. Tai va, tai 10%, daug. 15 tūkstančių, kuriems reikia. Tu vis tiek turi pačiupinėti papildomai. O ką darot? Atvežė siuntą ir nuplyšęs lipdukas, nukrito pakeliui kažkur, ne? Tikrai pirmas dalykas, ką bandai lįsti į vidų. Atidaryti? Jo, nes neretai siuntose būna sąskaita įdėta arba kažkoks tai proforma invoice'as, tai tas padeda išspręsti. Gerai, kai tu atveži daug siuntų vienodų iš vieno kliento ir viena yra be to, tai daug šansų, kad tu iš tikrųjų duomenyse atseksi, kad tu gavai 100, o 99 nuskanavai, tai gali su tom klientu susitarti iš tikrųjų, bet nemeluosiu, kad yra tai, kad tu įdėjęs labai daug pastangų, nerandi atsakymo. Ir tiesiog kur deda tas siuntas, kuriuos... Utilizuoji. Negalite aukcionų paskelbti, pavyzdžiui? Ne, negalim. Ten yra tam tikri mokesčių inspekcijos apribojimai, kurie šito dalyko neleidžia. Tai pabandykim suprasti, kaip čia, ar įmanoma šitoje visoje grandiniai pamesti kur nors siuntą, kai jau čia pakliūna. Tai mes supratom, kad atvažiavo, išsiskirstė ir kas toliau nutinka. Tai atvažiavo, išsiskirstė, rado, vadinkime, savo paskirstimo kryptį, ar tai būtų paštomatinis maršrutas, ar tai būtų maršrutas pristatymas į namus, ar tai būtų maršrutas pristatymas į pašto skyrių, su jie viskas gerai. Jinai per naktį susitvarkius rytoj ir važiuos į tą pristatymo tašką.
Kiek čia šitam procese dalyvauja jau automatizuota sistema ir kiek žmogus? Sakykime taip, mes, kadangi, kaip ir minėjau, apie 100-150 tūkstančių siuntų Per kokį laiką čia? per parą. Vadinkim, per mūsų darbinę parą. Nes darbinė para turi savo valandų skaičių, yra skirtingos pamainos, dieninė, rytinė, naktinė pamaina. Tai realiai šitas 150 tūkstančių, koks 120-30 skirstam automatų. Uždėjant 120 tūkstančių paskirstam automatą. Jo, uždėjai ant vieno konvejerio, uždėjai ant kito konvejerio ir jinai suvažiavo. Bet vat, kur mes dabar stame aplinkui vaikštom, čia natūralu yra rankinis skirstimas jau. Nes vis tiek tai yra nestandartinė, tai yra paletizuota. Ir čia tikrai jau yra pagrindė žmogaus, kaip sakyti, identifikacija, susitvarkyti su ją, ją teisingai krypti, padėti, priimti ir tvarkyti. Ar gali kažkaip išskirstyti, kad ir procentaliai, kokios siuntos, kiek procentų užima visam tam sraute? Kiek vokai, ten kiek e-komercijos patogiai? Čia tai buvo tik siunta 150. Apie vokos dar nieko nesakiau. Vokai dar 15 tūkstančių yra per parą, plius minus. Okay. Ir čia vėlgi yra sviravimas, nes vokai tai yra susijęs su kuom. Yra sąskaitų periodas, kur užeina pikas didelis, kai tu gauni mėnesį pradžių didžiulį bečią, tada jį tvarkai, o paskui tas srautas šiek tiek sumažėja. Taip pat yra prenumerata, kurią mes irgi skirstome, kaip laikraščiai, žurnalai, antra, trečia zona, tai ten dar pririnktume tūkstantinius, 10 tūkstantinius skaičius iš tikrųjų. Tai čia to proceso, žinai, šitoje vietoje yra labai labai daug ir skirtingų. Gerai, kas čia vyksta toliau su tom siuntom? Kai jau mes sustojom ties ta vieta, kad nusprendžiama yra, į kurį kanalą pajudėti, ne? Ar į kokį miestą, ar į paštomatą? Galbūt, sakyčiau, du labai svarbus etapai iš tikrųjų, kadangi čia paskirtume tą vidinį srautą, eksporto srautą, tai vidinis, kaip ir minėjai, teisingai randa savo kryptį, paštomatas, pašto skyrius, ar tai būtų kurjeris į namus, arba Lietuva, Latvija, Estija, vėlgi paštomatas arba kurjeris. Eksporto atveju įsijungia šiek tiek kiti procesai, nes tu suformuoji taip vadinamą vaštą. Mes naudojame komercinę keleivinę aviaciją eksporto srautų išvežimui, suformuoji vaštą pagal tos oro bendrovės reikalavimus, pagal saugumo reikalavimus ir perduodi ją į oro uostą, kur įmonės patikrina, praskanuoja jas saugumo sumetimais ir saugumo reikalavimais, užtvirtina, tada Air Balticas, Lufthansa, kas skrenda ir reikalingas kryptis, ta siunta iškeliauja į kitą pasaulio dalį. Pagrindinės rinkos Amerika, Vokietija, UK, Australija ir viskas su tuom taip ir baigėsi. Dabar Lietuva, Latvija, Estija atvažiuoja ta siunta į mūsų taip vadinamą mažesnį logistikos centrą, į Kauną, į Klaipėdą, į Taliną ar į Rygą, kur vėlgi yra sistema tokia. Priema tas siuntas mūsų rytiniai kurjeriai, jos yra išrūšiuotos jau pagal maršrutą jo maršrutai yra paštomatai sudėlioti, kurie priklausomai, arba jo maršrutai yra adresai, pagal kas važiuoja. Kurjeris ryte susiskanavę siuntas, tvarkingai pasikrauna autobusiuką pas save ir išvažiuoja pristatymą. Tai realiai tokiu būdu, kas parą, plus minus 100-150 siuntų, tokiu ciklu ir sukasi šitą vietą. Ko reikia, kad Lietuvoje imtų veikti taip kaip Amazon Prime'as, kad ryte užsisakiau, po pietų turiu, pristatymas tą pačią dieną. Kodėl negali? Žiūrėk, šiaip veikia. Veikia same day delivery, aišku, yra iššūkis visom bendrovėm kaip mums. Tai čia matyčiai yra keli aspektai. Vienas, tai natūralu, kad reikia srauto. Tu vis tiek, tugi statai kaip paslaugos teikėjasgi paslaugą ant srauto. Tu gali investuoti į tam tikrą laiko tarpą kaip galimybę išbandyti, išsitestuoti, prisitraukti klientą. Bet pabaigodinas tau reikės srauto, nes tau bus brangu vežioti vieną arba kitą siuntą. Tai pirmas dalykas reikia srauto, kad ta paslauga rastų savo vietą visam paslaugų, sakysime, portfelyje. Kitas dalykas apsibrėžti tam tikrą matyti geografiją. Same day Vilnius yra vienaip, iš kažkokio tai sandėlio Vilniuje atvežti į Vilnių arba į Didį Vilnių, kaip aš vadinu. Ten didysis Vilnius jau yra didysis Vilnius, ir Grigiškės, ir Avižienė, ir Kalnienė, ir visa kita. Bet jeigu tu konstruosi paslaugą Vilnius Klaipėda, vėl įsijungia logistinė grandinė. Užsakymas iki tam tikros valandos turėtų būti paduoti, siunta paruošta, mums reikia sudėlioti logistiką visą, kad spėti Klaipėdoj ir į tam tikro laiko siuntą atvežti. Tai matyt, dvi dedamosios. Srautas visą laiką bus tas, kuris lemia, ir kaip yra sukonstruota paslauga. Aš praeitą savaitę buvau Emiratuose
Ir ten yra paslauga. Nu, vat, man labai įsiminė gerai. Verdi sriubą ir matai, kad trūksta vienos morkos. 6 minutės užtrunka ir tau atveža vieną morką. Aš prieš Kaip 3 tai įmanoma, aš galvoju? Aš prieš 3 savaitės buvau Emiratuose, UPU kongresas buvo pasaulinis, žiauriai įdomus, viskas tvarkoja gerai, bet diskutavau irgi su žmonėm, kodėl paštomatai neprigys Dubajuje arba Abu Dabyje. Atsakymas yra tikriausiai vienas - labai pigi darbo jėga. Jo, Labai pigi darbo jėga. Dėl to kurjerių, kurie veža prieskonių sriubai arba veža maistą, arba veža ten kažką iš Dubajo molo nupirkto, ant tiek yra didelė pasiūla, pigi, kad jie šiuo atveju šitą dalyką kompensuoja iš tikrųjų. Čia, suprantu, yra išrūšiuojamos tos didesnės siuntos, ne? Jo, čia yra paštomatinės pagrindė, kaip mes sakom, ir pristatymo į namus. Ir pameni, kaip ir sakiau, kryptis turi savo atvadus, turi savo barkodą, nuskaitimą, siuntas randa savo pagalbių, kažkas tai siunčia. Irgi gera siunta pagalbė. Ir toj vietoje jau randa savo pristatymo kryptį. Tiekim gal tą pagalbę, kad nepasimest. Bet čia tikra pagalbė. Nu, va, Lietuvos paštas, kur jūs laikot save stipriausiais? Čia dabar reikia taip teisingai atsakyti. Arba teisybė. Arba teisingai, arba teisybė. Jo, arba teisybė. Aš sakyčiau, yra keli aspektai iš tikrųjų. Pirmas, tai, kad Lietuvos paštas tikrai yra didelis darbdavys. 2,5 tūkstančio darbuotojų visoje Lietuvoje ir plius minus 100-150. Kiek antroji vietoje esantis konkurentas, kiek turi darbuotojų? Aš bijočiau apgauti, bet aš manau, kad raudonieji, raudona kompanija, kokius turės 800 plius minus 1000. Čia, aišku, jūs turite daug dėl savo dar tos socialinės tokios misijos, ne? Jo, čia yra kita tema, nes vis tiek. Prie šito mes dar grįšim. Jo, tai yra vienas galbūt. Kitas dalykas, iš tikrųjų, aš manau, kad mes tikrai esame stiprus paštomatų rinkoje, kur mes norim būti. Tai faktas, kad tikrai numeris 1 Lietuvos rinka labai aiškus yra, sakysime, kelias ir planas, bet kadangi Lietuvos paštas jau yra Latvijoje ir Estijoje, aš labai drąsiai kalbu, kad mes norime būti numeris 2, o galbūt net numeris 1 paštomatų rinkoje Baltijos šalyse. Žinai, kas mane nustebino? Mes vienu metu čia gana intensyviai tokias kuro korteles Valdraivą siuntinėjom po Lietuvą. Taip. Ir konkursavomės, kas mums tos vokus išvežiotų. Nes reikėdavo kiekvieną dieną išvežioti ir sekančią dieną pristatyti. Ir kas mane nustebino, kad pagal kainą laimėjo tai ne Lietuvos paštas. Aš buvau įstikinęs, kad Lietuvos paštas turi laimėti va tokias paslaugas. Paklausiu, o geografija buvo kokia siuntimo? Kur gavėjai buvo? Lietuva, šiaip didieji miestai. Didieji miestai. Tai va čia atsiranda tema, kad iš tikrųjų ten, kur yra tankumas, o didžiuosiuose miestuose neišvengiamai tankumas yra, konkurencinė kova laiškų biznėje yra. Ir mes nesame vieni tikrai šitoje vietoje. Ir natūralu, kad konkurentai irgi savo dalį pasiema. Laiškų mašina, jeigu aš gerai atsimenu, jos yra galimybės iki 20 plus tūkstančių laiškų per valandą. O ką jį padaro? Jinai padaro tą patį. Jinai laišką, kurį mes su tavim galim pasižiūrėti. Ir šitas laiškas jau nebegaus niekada? Čia po to atskirai pasakysiu dar. Okay. Šitą laišką realiai nuskaito ir paskirsto į tą patį pristatymo kryptį. Nes ar tai yra siuntos, ar tai yra laiškai, pabaigoje dienos kažkas tai turi juos pristatyti. Tai yra resursas ant ratų, kaip mes vadiname, tas last mile resursas, kuris gauna pas save ryte į savo zoną tam tikrą adreso aibę, pagal kurią jis turi atlikti pristatymą. Tai laiškai šiuo atveju tiesiog yra mažesnė, kaip sakyti, siunta, mažesnis paketas. Bet čia žinai, su laiškais kas yra? 19 metai, jeigu gerai pamenu, 20 milijonų laiškų, šiemet 5. Per metus. Jo, tai, kaip keičia. Niekas atviručių neberašo per Kalėdas. Atvirutės rašyti reikia 2 atvejais. 3. Kalėdos, nerealiai fainas procesas. Su tom vaiku atsisėsti ir rašyti, ir mes turim tas senio šalčio atvirutės, surenkam, jas meta į mūsų dėžutės ir tą reikia daryti ir tęsti, nes aš įsivaizduoju, tai yra labai fainas
vaikams, tėvams džiaugsmas. Toliau yra romantinės, nu kodėl, taigi rašykim romantinės, taigi vis tiek yra fainis. O trečia, kuri matyt niekur nedingsta. Žmonės mėgsta, būdami Lietuvoje arba būdami kažkur tai užsienį, siūsti tą atvirutę. Aš čia buvau, jos važiuoja vis tiek. Tik tais faktas, kad jos iš tikrųjų visiškai miršta. Nu kažkiek gaila, aišku, bet nu nieko nepadarys. Gyvenimas keičiasi. Jau žinau, per tiek laidų mes pabandėm jums parekomenduoti, patarti, nurodyti galbūt teisingesnius žodžius, kuriuos galėtumėte investuoti. Bet šį kartą noriu jums pasakyti apie galimas diversifikacijas. Jeigu, tarkim, jūs Lietuvoje investuojate į kažkokį nekilnojamą turtą, tai galit kaip padaryti. Galit patys susirasti ar ne, kur kažkokį nusipirkti turto vienetą, butą, arba tai padaryti per kažkokią tai platformą. Bet jeigu jūs norite padaryti investiciją į nekilnojamą turtą užsienyje, klausimas pasidaro daug sudėtingesnis. Ir čia, aišku, jau mūsų seni laidos partneriai let'sinvest.eu turim sprendimą. Jums nereikia ieškoti objektų užsienyje, jums nereikia gilintis į teisinę bazę, jums nereikia ieškoti kažkokių patarėjų, advokatų, teisininkų, kad jūsų neapgautų, nes tose rinkose veikia let'sinvest vietinės komandos, kurios išsprendžia visus šitus klausimus ir jūs galite paprastai ir patogiai jums priimtiną sumą investuoti per jų platformą. Taigi, jeigu jūs galvojate apie diversifikaciją, visai geras sprendimas yra, nes jūsų investicija yra apsaugota ir užsienyje pajamingumas yra kažkiek aukštesnis negu investuojant Lietuvoje. Taigi, atsidarykit jų platformą, įsivertinkit galimybės ir padarykit tam tikrą savo portfelio diversifikaciją. Taigi, nueikit į let'sinvest.eu, išsirinkit jums patinkantį projektą ir padarykit pirmą galbūt investiciją užsienyje. Dovilė, man toks keistas įspūdis susidaro ir mes savo laidoje, kiek ką lankėm, ir žiniasklaidoje, ką galima perskaityti, kad labai daug dėmesio, labai daug pinigų yra skiriama onkologinių ligų gydymui. Bet pasistumėjimo tokio, kad esminių nėra, ar yra, ar aš gal nežinau. Aš gal tokiam burbulė savo gyvenu dabar, ne? Bet man atrodo, kad jis yra milžiniškas. Tarkim, prieš 10 metų išgirsti onkologinę diagnozę, tai buvo tiesiog. Dabar mes turim begalės atvejų, įvairių žinomų žmonių, kurie irgi dalinasi savo patirtim gydymo procese. Tai aišku, kad tas procesas yra ilgas, turiuomenį kažkokių inovacijų ateimą į šitą sritį. Bet man atrodo, kad net ir jau dabar mes esam labai gerai situacijai lyginant, pavyzdžiui, 10 metų atgal. Čia galim tikėtis, kad didžiausias proveržis bus, kai personalizuotą gydymą pradėsim taikyti. Tai čia jau yra personalizuotas gydymas. Realiai mes kalbam apie personalizuotą mediciną, personalizuotą gydymą kaip kažką, link ko mes einam, ar ne? Tai jo, aš sutinku, kad mes ne kiekvienoje srityje šitą turim, bet pavyzdžiui, hematologinių ligų gydyme pas mus Santaros klinikose realiai yra personalizuota medicina, personalizuotas gydymas. Mes imam, būna, ne mes, aš pati nedarau, ar ne, bet pas mus Santaros klinikose yra mechanizmai, yra komandos, kur, pavyzdžiui, paima žmogaus kraują, atskiria ląsteles, kurios yra reikalingos, tarkim, kovojant su vėžiu, imuninės ląstelės, jas modifikuojam taip, kad jos atspėtų, suprastų, kur yra vėžys ir jas grąžinam atgal į žmogų. Ir tada žmogus jau pats su savo tom modifikuotam ląstelėm kovoja prieš savo vėžį, prieš savo tas vėžinės ląsteles. Nu tai čia yra maksimumas personalizuotos medicinos. Jūs su savo pavyzdžiais turite sėkmės istorijų arba kur pritaikėt jos? Man atrodo, visai geri keletas pavyzdžių būtų. Vienas iš COVID-19 laikotarpio, pandemijos metu, kai prasidėjo vakcinacija, nors apskritai tas visas vakcinų sukūrimas, jisai buvo fenomenaliai greitas, nors kartais atsiranda tokių pasvarstymų, kad gal viskas nebuvo iki galo ištirta, bet iš tikrųjų visos procedūros praeitos, labai daug savanorių sutiko dalyvauti klinikiniuose tyrimuose vakcinos, tai finansavimas buvo didelis, tai praktiškai tam kažkokių kliūčių nebuvo
Ir jo lab, kad ta technologija yra tuo ir unikali mRNA vakcinų, kad jinai greita yra. Ta prasme, mes galim greit sukurti tą vakciną. Tai nepaisant to, kad jos tikrai plačiai ištyrinėtos buvo, bet mes turim tokią kategoriją pacientų, kurie yra, pavyzdžiui, imunosupresuoti. Tai reiškia arba imunokompromituoti, kurie neturi sveikos imuninės sistemos ir kuriems bet kokia bakterija, bet koks virusas yra itin pavojingas. Tai tokiem žmonėm COVID-19 liga, jinai buvo ypatingai pavojinga. Į labai daug žmonių, būtent imunosupresuotų, su pažeistu imunitetu, mirdavo nuo tos ligos. Ir jiems vakcinacija buvo ypatingai svarbi. Ir jį realiai veikdavo? Realiai veikdavo, žinoma. Bet esmė tame, kame yra esmė, kad sveikam žmogui vakcinos poveikis, jisai gali būti gerokai ilgesnis, nes sveikame žmoguje visas procesas imuniteto, kaip jisai atsimena, kaip jisai gamina antikūnus ir šitas memory ląsteles, ar ne, atminties ląsteles, kurios gali arba atpažįstančias ląsteles, ar ne, visas tas procesas, jisai toksai subalansuotas ir tas imunitetas, jisai ilgai veikia. Tai pavyzdžiui, jeigu atsimenat, kaip mes darydavom tas vakcinacijos strategijas, ar ne, būdavo pirma vakcinacija, paskui antra ten po kelių savaičių ir paskui ten jau, kad tarkim, kas pusę metų arba ilgesniais tarpais buvo galima revakcinuotis. Imunosupresuotiems asmenims tie procesai veikia kitaip. Pas juos imunitetas veikia visiškai kitaip ir nebuvo aišku, kada tiem žmonėm reikėtų revakcinuotis, kada jau jie nebeturi antikūnų, kada jau nebesupranta organizmo ląstelės, kas yra tas virusas, kaip čia su juo kovoti. Tai mes biobanke, iš tikrųjų, COVID-19 pandemijai prasidėjus, gan anksti pradėjom biobankuoti COVID-19 sergančių pacientų mėginius, įskaitant ir imunosupresuotų pacientų mėginius. Tai reiškia, pacientas gavo vakcinos dozę, mes kartu su diagnostika pasiemam kraujo mėginius, juos saugom, paskui kažkokia kita vakcinacija, vėl išsaugom, tada žmogus šiaip apsilanko, ne dėl vakcinacijos, dėl kažkokių kitų priežasčių pas gydytoją, vėl išsaugom mėginius. Ir mes galėjom, išanalizavome apie 1000 pacientų ir galėjom statistiškai reikšmingai pasakyti imunosupresuotose asmenyse, per kiek laiko mažėja imunitetas ir dar skirtingom ligom sergantis. Vieni turi kažkokius ligas, kurios vienas ląstelės imuninės veikia, kiti kitas. Tai tiesiog kokie yra tie skirtumai ir realias rekomendacijas pateikti, kada tiem žmonėm būtų galima revakcinuotis. Tai čia kaip toksai paprastas pavyzdys, bet jis tikrai buvo reikšmingas ir labai greitai įgyvendintas. Čia galite neatsakyti klausimą, bet jūs vakciną tikite ir turit visus skiepus, kiek buvo, ne? Taip. Taip, tikrai. Supratau, tai va, toks, kaip sakant, kai žmogus dirba ir supranta, kaip tai veikia, ne, tai klausimų daug nėra, ne? Dar noriu paklausti, kaip jūsų, kaip biobankas prisideda prie misijų projekto, ar ne, inovacijų agentūros? Mes misijose dalyvaujam kaip biobankas, ar ne, ta tokia klasikinė biobanko prasme. Tai reiškia, teikia mėginius mokslininkams atlikti tyrimus. Kai mums kyla klausimų dėl inovacijų agentūros, tai mes jau kelintą kartą Martyną pasikviečiam, kad mums paaiškintų, kas vyksta, ne? Ir šį kartą mes trumpai turim aptarti įrankį, kur šiaip jau pasibaigęs finansavimas yra, tai mes tik lauksim rezultatų, tai inovacijos, kaip vadinasi? Inovacijos sveikatai. Tai yra viena iš mokslo ir verslo inovacijų misijų, inovacijos sveikatai, kuri būtent yra nukreipta į šiuolaikinių genų technologijų taikymą ir su to susijusių sprendimų vystymą. Tai irgi sprendžiant tiek genetinių ligų, paveldimų ligų, onkologinių ligų problematiką. Kam verslas reikalingas šitam junginį? Taigi duodi mokslininkam pinigų ir jie padarys, ką reikia. Tai čia turbūt labai dažnai irgi sutinkamas klausimas. Tai dažnai mokslininkai yra gabūs moksliniuose tyrimuose, jiems įdomu tirti, tyrinėti, plėtoti tas idėjas, koncepcijas ir panašiai, bet labai sunku pereiti į tas gamybos stadijas, kitaip sakant, į patį komercializavimą. Tai čia ateina verslas su savo stipriomis savybėmis, gebėjimais tą produktą išakseleruoti bei parduoti. Tai galiausiai mes vis tiekgi norime, jog ta inovacija pasiektų rinką, o ne sustotų vien tik tais laboratorija. Tai čia prisijungia verslas su savo žiniomis,
bei jų pastangomis turės irgi tie produktai būti komercializuojami bei gaunamos ir uždirbamos pajamos. O koks jūsų kaip agentūros pagrindinis tikslas? Jūs pasiskyrėt biudžetą, ne? Čia šitam kiek 32 milijonai galbūt skirti, ne? Taip, 32 su trupučiu. 32 su trupučiu, paskyrėt biudžetą ir kokia užduotis yra, kokį rezultatą jums turi atnešti? Ką jūs vertintumėt kaip gerą pasiekimą? Taip, mūsų agentūros vaidmuo buvo tiek ir išgryninant problematiką, tematikas, kuriems iššūkiams atliepti būtini tie konsorciumai. Tuomet suburtas ir laimėjęs konsorciumas turi ką atnešti, turi atnešti ne tik įgyvendintus projektus, bet turi atnešti inovacijas. Ir per 3 metus po projekto pabaigos tos inovacijos turi uždirbti pajamas. Taip pat tas konsorciumas turės įsteigti genų kompetencijų centrą, kuris turės teikti ekosistemai reikiamas paslaugas, žinias ir tokiu būdu irgi prisidės prie gyvybės mokslų sektoriaus plėtros. Ir tas kompetencijų centras irgi turi vėliau save išsilaikyti bei uždirbti tam tikras pajamas. Nes aš galvoju, svarbu visada ir žmonėms paaiškinti, yra iki galo ar ne, klauso mūsų ir galvoja, čia mokslininkai gavo pinigų, verslas ten kažkur juos įsisavins, ne, kas iš to žmonėms. Tai kas tiem paprastiems žmonėms iš va šitų projektų ir būtent iš tokio sudėtingų projektų, ne, ir kaip greitai, nes paprastai, kai žinom, kad visokie tyrimai, kas siejama su medicina, tai yra 19 ir daugiau metų. Taip, bet sveikata visada yra plačiai aptariama tema. Tai pavyzdžiui, jeigu imant statistiką, tai skaičiuojama, jog iki 2040 metų susirgimas vėžiu išaugs iki 50%. Ir šiuo metu vėžys yra Lietuvoje numeris 2 kaip liga. Tai kiekvienas tikrai savo artimoje aplinkoje suras irgi ar mamą, ar tėtį, ar pažįstamą, kuris yra susirgęs šią ligą. Tai mūsų tikslas su to vėžiu kovoti bei surasti inovacijas. Tai yra vienas iš projekto partnerių, kuris irgi pasidalins daugiau detalių apie kuriamus irgi produktus, bet tai yra vienas iš partnerių. Bet vienas iš pavyzdžių yra irgi projektas Hemato, kuris siekia sukurti universalias donoro kamieninės ląsteles. Tai šiuo atveju labai dažnai, kai mes susidurime su ta problema, jog mums būtinos donoro ląstelės, tai irgi ieškome turbūt galimybių tiek savo artimoje aplinkoje, bet visada išlieka galimybė, kad tos donoro ląstelės bus atmestos, organizmas jų nepriims ar kažkas bus. Tai šiuo atveju pritaikius naujausias technologijas siekiama padaryti jas universalias, kad jos tiktų bet kuriam žmogui. Tai irgi šiuo atveju tada mes pašalintume tą neigiamą reiškinį, kad jos bus atmestos ir galėsime jas naudoti, kai mums jų prireiks. Temagi čia nėra tavo, ar ne? Tu pagal išsilavinimą ne medikas? Ne. Ne. Pas jūs yra daug skirtingų topikų, kaip lietuviškai pasakyti. Skirtingų temų, mes vadiname proveržio sritimis. Daug skirtingų proveržio sričių. Aš suprantu, kad jūs susidėliojat kažkokį fokusą, ar ne, į kur bus paskirtos lėšos, bet kaip jūsų vidaus žmonės įsigilina į tas temas, ir pačio paklausi ir matosi, kad vis tiek turi pasigilinti, gaudaisi, netgi supranti technologiškai, kaip ten viskas veikia. Kaip jūsų žmonės, kaip čia sakyti, geba įsigilinti į tiek daug skirtingų temų, nes jūs išdalinat pinigų, tai labai daug skirtingų ir galų gale kaip paskui patikrinti, ar jūs gavo tą, ką jūs užsisakėt. Tai čia turbūt irgi ateina mūsų skirtingos kompetencijos iš skirtingų departamentų, bet turinime mano departamente ir skyriuose mes tikrai turime ir doktorantų, ir baigusių daktaro studijas, ir su įvairaus tipo išsilavinimu. Tai tikrai irgi tos kompetencijos yra, kur mes galėtume irgi pasižiūrėti detaliau į patį turinį. Tai tas irgi turbūt kompetencijų platus spektras leidžia pamatyti giliau, toliau, sekama aišku ir tendencijomis pasaulinėmis Europos, kur Europa identifikuoja tas strateginės kryptis, kur reikia investuoti. Tokiu pat būdu mes aišku bendravome su ekosistema, su verslu, kur jie mato galimybės, kur yra tas mūsų potencialas kurti. Ir ant to potencialo statome irgi naujas priemonės, kurių pasiekoje irgi laukime irgi tų inovacijų, kurios pasiektų rinką. Ir gal uždarant šitą temą apie dirbtinį intelektą noriu paklausti, ar yra nuostata, kad reikėtų, kad ir šitam projektą naudoti dirbtinį intelektą, nes kiek man teko bendrauti su tais, kurie dirba su dirbtiniu intelektu kasdien,
Tai sako, kad jau šiandien dirbtinis intelektas galėtų daugelį problemų ir su onkologiniam ligom išspręsti, tiesiog nėra fokuso, nėra pinigų ir tai yra sąlyginai gal net per maža problema, arba kaip tik reikalauja per daug resursų ir nėra pinigų, kad paskirti. Ar jūs kaip agentūra padiktuojat, kad reikėtų eiti tokiu keliu, naudojant, pavyzdžiui, dirbtinį intelektą, ar paliekat laisvę mokslininkam nuspręsti? Šioje temoje tai buvo tikrai palikta laisvė, būna irgi priemonių, kur mes irgi parodom tam tikrą fokusą, kas turėtų būti vystoma, bet šiuo atveju tikrai yra laisvė pasirinkti pagal tą potencialą ir pagal tas kompetencijas, kurios yra turimos. Bet apskritai sveikatos temoje antrinių sveikatos duomenų panaudojimas yra labai ir opi problema, bet to pačiu ir galimybė. Turime labai didelius kiekius duomenų, iš kurių tikrai galime irgi surasti naujus sprendimus, pritaikyti tą personalizuotą gydymą ir panašiai. Tai čia tikrai yra daug galimybių startuoliam bei įmonėm vystyti inovatyvius produktus. Trumpai užsiminė apie kompetencijų centrą. Kokia nauda čia galėtų būti startuoliams iš tokio centro? Tai Geno kompetencijų centras tai bus ne tik pastatas, bet taip pat ir pati pažangiausia, moderniausia įranga, kurią galės pasinaudoti ir mūsų verslo įmonės. Tai būtent ta įranga nukreipta ne tik mokslininkams, bet ir verslo poreikiams atitikti. Šiuo metu startuoliams tikrai visada kyla klausimas ir kyla problemų įsigyti tokią brangią įrangą, kuri naudojama būtent medicininiams tyrimams. O ten bus sudaryta prieiga, galės startuoliai irgi pasitelkti trūkstamas mokslininkų kompetencijas savo produktų vystymui. Šiaip iš ko gyvena Biobankas? Jūs valstybinė institucija, bet vis tiek turit pats išsilaikyti ar ne? Ar dotuoja jūs? Jo, tai Biobanko tvarumas yra šiaip visų biobankų problema, todėl kad mes kaupiam iš tikrųjų labai daug mėginių ir informacijos ir turim išlaikyti visą šitą resursą. Mes, pavyzdžiui, šaldiklius, kur mes matėm ar ne juos, monitoruojam 24/7. Tai reiškia, mes turim sistemą, kad jeigu vidury nakties pradės kilti temperatūra, man ateina SMS-as į telefoną, aš rengiuosi, keliauju ir gelbėjau mėginius. Taip, ta prasme, mes investuojam į tos mėginius ir duomenys tikrai labai daug. Atiduodam ne tiek daug, mes visada, palaikom gerokai daugiau mėginių, negu juos atiduodam. Atiduodam europiniai biobankai, irgi yra tyrimai, tarkim, iki 10% visų mėginių. Tai čia skaito kaip visai neblogą variantą. 10% per kiek laiko? Iš viso, nes čia yra tokia dinamika šiek tiek. Tai tarkim, per metus 10% to, kas sukaupiai per metus, 10% atiduodi. Kažkas tokio. Tai mes esam nekomercinė veikla besiverčiantis, ar ne? Mes perduodami mėginius, atstatom tik tai kaštus už tų mėginių paruošimą, saugojimą ir panašiai. Bet visada aplikuojame įvairius projektus, programas, tikimės iš vyriausybės palaikymo, nes garsiausi sėkmingiausi biobankai iš tikrųjų taip ir gyvena. Turi arba kažkokių privačių įmonių remimą, ar ne, kažkokius tyrimus atlieka tų mėginių. Mes įsivaizduokim, turim, tarkim, 1000 mėginių ir kažkokia įmonė pasiūlo, žiūrėkit, kad ta kolekcija su šita liga būtų turtingesnė, ar ne, su savo duomenim. Mes galim visus juos nusekvenuoti, visų šitų mėginių genetinį informaciją ištirti ir tada jau jūs turėsit turtingesnę tą kolekciją, ar ne? Tai būna, UK biobanka taip daroma ir lygiai taip pat vyriausybė prisideda prie biobankų išlaikymo, matydama tą prasme ir būtinybę ateityje panaudoti tas mėginius. Apie profesinės ypatybės noriu pasiklausti, ar ne? Lietuva jau pakankamai moki ir gana brangios darbo jėgos šalis daros, ar ne, visi plytelių klojai, visi čia jau grįžta, visi puikiai gali gyventi. Medikai panašu, kad irgi išmoko dirbti valstybiniam, privačiam, per kelis privačius, ar ne, irgi kažką pasidaro. O jūsų profesija yra biotechnologas. Aš šiaip esu baigus biochemiją. Biochemiją. Jo. Koks klausimas? Ir klausimas yra toksai, ar jūs galite čia gauti konkurencingą atlyginimą Lietuvoje? Jūs dirbat valstybiniam, valstybiniai įstaigai, grubiai tariant, ar ne, yra privačių, bet aš įsivaizduoju, kad jūsų profesija žymiai labiau vertinama yra kur nors UK. Tikriausiai taip. Kas jūs čia laiko? Toks klausimas. Taip, atlyginimo prasme, aš neturiu didelių skundų, neturiu didelių, lūkesčių kažkam daugiau, viskas yra tvarkoj. Aišku, tai nėra
IT specialybę kažkokią ar ne, kur žmonės gauna ypatingai didelius atlyginimus. Tai mes tikriausiai ne dėl atlyginimų rinkomės šitą kelią ir čia dirbam. Ir aš tikriausiai, kai mokykloje dar mokiaus, buvo sakyta, kad biochemija yra prestižinė specialybė, kad ir ką tai reiškia. Man atrodo vis dar dabar čia kažkur skamba, kad biochemija yra prestižinė specialybė. Irgi nežinau, ką tai reiškia vis dar. Bet ta prasmė, kai iš tikrųjų galima pamatyti, kaip biobankas prisideda prie pacientų gerovės, gan artimoj perspektyvai, tai yra absoliučiai neįkainojama. Ir aš jau dalinausi savo patirtim COVID laikotarpiu, tai ten buvo iš vis kažkas nerealaus. Dabar, aišku, tie procesai truputį lėtesni, bet vis tiek mes matom realų poveikį, realų vystymąsi medicinos ir dirbant tokiam kolektyve dar, kokią mes dirbam, mes turim nuostabų hematologijos centro vadovą, profesorių Laimoną Griškevičių, kuris realiai yra pionierius, ten, tarkim, kartų terapijos Lietuvoje, gamybos kartų. Tai yra patys inovatyviausi gydymo. Kas yra kartai? Kartai. Kartai yra, kaip aš sakiau, kad ląstelės, kurios yra modifikuotos, kad atpažintų vėžį. Ar ne? Paties paciento ląstelės paimamos, modifikuojamos ir grąžinamos atgal į žmogų. Čia realiai yra pati didžiausia naujovė pasaulyje taikoma vėžio gydymui. Tokia, ar ne? Ir pas mus ligoninėje tai yra daroma. Ta prasme, tai yra tiesiog neįtikėtina. Jau yra 70 pacientų, kuriem buvo taikyta šitą terapiją. Čia, nors mes esam viena didžiausių ligoninių Lietuvoje, bet vis tiek mes esam dar tokie, labai labai maži. Ir aš kartais tiesiogiai jaučiu, kad mano kažkokie veiksmai daro įtaką medicinos pažangai. Tai čia visiškai nerealu. Čia veža šitą vietą. Aš sakiau teisybę, kad mes nefilmuojam tada, kai aš paklausiau, ką jūs veikėt laisvalaikiu, kaip maksimaliai atsipalaiduojat. Tai dabar aš įvairiai, šiaip mėgstu gamtoj būti, man patinka tiesiog pagulinėti kokios žolytės, ar ne, kadangi pasiskiepėjus nuo erkinio encefalito. Bet šiaip sakiau, dabar paskutinis, ką dariau praeitą savaitgalį, kai buvo visko tiesiog per daug, įsijungiau medicininį serialą su ligoninės dramom ir galvoju, pas mus tikrai yra viskas žymiai paprasčiau. Kaip keista, kai žmogus dirba ligoninėje ir dar įsijungia ligoninės serialą. Aš sakyčiau taip, mačiau gal kokį 40% daugiau pramegojau, bet... Man tai norisi įsijungti ką nors bukinančią. Tiesiog. Šiaip tai ten ir yra bukinantis turinys, todėl kad mes matėm, kaip atrodo centrifuga, ne, tai jinai tik išsuka, tik išfrakcionuoja mėginius, ar ne, labai dideliam greitį suka. Kai per tuos serialus įdeda mėgintuvėlį kraujo į tokią centrifugą ir išima jau ten su atliktom genetinėm mutacijom arba ištirta genetinė medžiaga ir pateikia kaip rezultatą, tai šiaip tikrai bukinantis ir linksminantis turinys. Ten nėra laiko, ten reikia greitai procesą. Taip. Kastyti, mes dabar atsisėdom ir žiūri, čia skirtingų spalvų maišai yra. Čia ką nors jie reiškia, ar ne? Aišku, reiškia, skirtingi paštai. Skirtingi pasaulio paštai. Jo, skirtingi pasaulio paštai, taip yra susiklosti, aš net nežinau beje, kodėl taip yra, bet faktas, kad kiekvienas paštas šiek tiek turi tą savo skirtingą spalvą, logotipai, jie galbūt ir panašus, bet šiek tiek skiriasi, tai tiesiog paštas tokiu būdu savo tą srautą identifikuoja. Tai va, kalbant apie tą tarptautiškumą, mačiau, kad Estų paštas atėjęs yra į visas rinkas, nežinau, kas Latvijų, kokia bendrovė. Latvijos past. Latvijos atėję irgi yra, ne? Ar ne? Ne, nėra. Latvijos past... Jie tokie mažesni. Jo, galiu, manau, drąsiai kalbėti, kad šiek tiek šitą rinką išmanau, tai aš kaip sakau, Raudona kompanija tai yra Prancūzijos paštas, DPD yra Prancūzijos paštas. Estijos paštas yra Omniva, Itela yra Suomijos paštas ir mes norim būti tie regioniniai. Latvijos paštas šiek tiek yra lokalesnis, bet jie irgi ieško sprendimų, ką daryti. Tikslas yra Lietuvos paštui atsidaryti Latvijoje, Estijoje, dar kažkur. Aš galiu matyti per savo patirtį, žinai, pasakoti tai, kad man, kadangi pašte teko jau dirbti nuo 18 metų iki 23,
Ir tuo metu paštas buvo tikrai labai didelė ir svarbi transformacija. Mes iš to, kaip aš sakau, popierinio dviejų skenerių, vieno procesoriaus patapome automatizuotos skirstymo sprendimų valdytojais, siuntomų, laiškams. Ir kai tu patampi stipresnis toj vietoj, tu natūraliai ateini į diskusiją, o kas toliau, ką daryti toliau. Ir kadangi aplinkui tave organizacijos yra regioninės, aš tikrai labai dėkingas to meto valdybai, to meto vadovybei, kuri rado argumentų patvirtinti plėtrą regioną ir patapti Baltijos šalių rinkos žaidėjų. Tai čia faktas yra, kad tu nebenori būti labai vietinis, o tu turi būti platesnis, nes rinka yra platesnė, rinka be sienų iš tikrųjų yra. Bet o ką tai duoda, aš nesuprantu, nes atrodo, tų bendrovių siuntųgi netrūksta, ne? Ką Lietuvos paštui duoda atsidarimas Taline, pavyzdžiui? Taline mums reikia būti tam, kad būtų mūsų centras, kur jau tos pačios siuntos ateina, į maršrutus susidėlioja, pasiskirsto. Duoda ką? Duoda augimą, nes tu išeini į kitą rinką, duoda galimybę kalbėti su didžiuliais klientais. Mes kalbam apie Kinijos didžiusius klientus, mes kalbam apie Europos klientus, nes tu pas tą klientą atėjęs, tu jam siūlai viso regiono logistiką. Jeigu kažkas tai prekiauja rūbais, About You, Būstas, Zelando, E-avalynė, jiemsgi ne Lietuvos reikia. Šitas senai yra susiniveliavę iš tikrųjų, jie perka, gerai sakau, regionais. Jiems reikia sprendimo regione, plus Skandinavija. Tai kai tu esi labai local, tu esi out of game. Tai ar tai reiškia, kad Estijoje važinėja Lietuvos pašto autobusiukai ir išvežioja prekes? Važinėja Unisend, mūsų kito brando autobusiukai, ir jie vežioja siuntas po paštomatų tinklą. Kaip tu vertini rinkos prisotinimą paštomatais? Ar jų yra ne per daug, ar jų yra pakankamai? Aš gerai vertinu, bet jų yra, čia matyti yra keli atsakymai, jų yra tiek, kiek yra šiandien dienai. Bet Lietuva, jeigu kalbėti paštomatų rinkos prisotinimu, mes atsiliekame dar nuo Latvijos, mes atsiliekame nuo Estijos, kas yra mūsų kaimynai, mes atsiliekame nuo Lenkijos. Maždaug Lietuvoje vienas paštomatas tenka 1200 gyventojų. Estijoje 900 gyventojų, Latvijoje 1000 gyventojų, Lenkijoje 700 gyventojų vienas paštomatas tenka. Tai jau yra erdvės apie tai galvoti. Plus mes dar ir turime Europą visą, kur, jeigu kalbėti apie paštomatų visą transformaciją, Baltijos regionas netikėtai patapo tokiu regionu, kuris paštomatų verslą tiesiog susprogdino tikriausiai iš tikrųjų. Aš galvoju, paštomato pastatymas čia yra rajono laimėjimas iš principo, nes jeigu pas mane už durų stovi paštomatas, tai aš jau faktas, kad rinksiuos šitą tiekėją. Absoliučiai teisingas pastebėjimas, nes ką mes matom, kai mes kalbam su klientais, ypatingai tais didysiais klientais, jisai faktasgi perka pristatymo terminą, jisai perka pristatymo kokybę, jisai perka tam tikrą prasme, kaip jo vartotojas elgesi, nes jo vartotojasgi užsisakydamas prekes e-parduotuvėj tikisi visko to pačio, greičio, artumo, patogumo, ir natūralu, kad jeigu tu pataikai su vieta, teisingai jie parenki, daug šansų, kad tu srautą turėsi per ten didesnį. Įdomu, ne? Vat, Lietuvos paštas yra valstybinė bendrovė, ne? Valstybės valdoma. Ir čia vadovai yra paskiriami konkurso tvarka ir turi kadenciją. Taip. 5 metai. 5 metai. Kelinti tavo metai čia eina? Pirmi. 5 mėnuo baigėsi. 5 mėnuo. Nepaisant to, tavo žinios ir backgroundas yra didžiulis iš paštų biznio. Iš paštų biznio. Turbūt svarbiausias, įdomiausias klausimas, ir galvoju, kad konkurentai irgi norėtų, kad aš paklausčiau šito klausimo apie neteisingą konkurenciją galbūt, kai mes galvojam, kad Lietuvos paštas yra subsidijuojamas valstybės ar ne, ir dėl to teikia tam tikras paslaugas, gali galbūt dempinguoti ir panašiai. Kaip, klausimas teisingas, bet aš išmeščiau tą dempingo temą, o tiesiog eičiau į diskusiją galbūt šiek tiek kitaip. Taip, paštas yra valstybės valdoma bendrovė. Taip, paštas atlieka vieną iš taip vadinamų universalios pašto paslaugos teikimą, kas suponuoja tai, kad valstybė pasirūpina, kad visi jos piliečiai turėtų galimybę, supaprastinkim, lengvai siųsti ir gauti. Tai čia galbūt tokia yra to piešinio detalė. Plus,
paštas iš dalies dar atliepia ir prenumeratos pristatymą. Antroje, trečioje zonoje pareigojimas, labai aišku, kad mes... Trečia zona, tai čia yra kaimai regionai. Jo, kaimai regionai, tai vadinkim nutolusios vietovės. Tai ir tos infrastruktūros išlaikymas, jisai turi savo kainą, plus, taip vadinamų šitų paslaugų, universalių pašto paslaugų, labai aiškus yra mažėjimas. Ten irgi mažėjimas, yra declinas ir natūralu, kad tos infrastruktūros svoris yra ganėtinai nemažas. Šiandien, kai tik ryte buvau pas reguliuotoją, diskutavom, kokia reguliuotojo pozicija yra, kaip paštas save turi pozicionuoti, nes net ir akcininkas mums sako, viskas gerai, reguliuojama veikla, tu susitvarkiai, susikonstravai kaip priklauso, bet jūs taip pat turi būti pelningi, efektyvūs, iš principo ieškoti būdų, kaip uždirbti pinigus, kad valstybės našta tam tikrą formą mažėtų. Kryptis aiški, tiesiog eini į rinką, žiūri, ką daryti kitaip, žiūri, ką daryti geriau ir konkuruoji. Nes aš pažiūrėjau, kiek jūsų pajamų pernai buvo? Netoli 100 milijonų? 100 milijonų. 100 milijonų ir uždirbo ten gal 400 tūkstančių eurų kažkas. Ten 3 milijonai buvo. Ar 3 milijonai, okei. Na, bet kokiu atveju, ar pačiam yra dilema, kai liktai ir turbūt akcininkas spaudžia būti pelningu ir kaip vadovas, turbūt motivacija pririšta yra prie pelningumo organizacijos, ar ne? Bet tuo pačiu ir turi atlikti tą socialinę misiją, kuri nepelninga ir kurios turbūt šiaip, jeigu žiūrėt komerciškai, atsisakytų mane. Vėlgi toje vietoje akivaizdu, kad komercinė veikla negali visko užgošti. Bet aš dabar bandau taip kalbėti su akcininku, kaip šnekamės, arba, sakysime, su bendryjomis, valdybėmis. Aš labai norėčiau, kad mes ateitume į susitarimą, o kas yra ta socialinė paslauga ar funkcija. Nes tų paštų pavyzdžių yra skirtingų. Šveicarijos paštas daro, pavyzdžiui, pavėžėjimo paslaugą. Važiuoja kasdieną laiškininkas savo maršrutu ir yra galimybė kažkokiam tai žmogui, žino, kada važiuoja, įlipti į mašiną ir kur reikia pavažiuoti. Paslauga. Nereikia viešojo transporto, turi sinergijos. Tai grįžtant atgal, aš sakau, kad aš tikrai norėčiau surasti susitarimą, o kas yra socialinė paslauga. Nes mes tikrai aplankom daug adresų kasdieną. Mes tikrai turime ženklų skaičių maršrutų. Ir ne tik nuveždami ten siuntą ar laišką, pristatydami pensiją, mes galime papildomai aplankyti kažką tai. Jeigu yra poreikis, susitarkime, veškime maisto kažkam tai namus. Bet čia kažkokiu metu buvo vajus uždarinėjimo, ne, Lietuvos paštų skyrių nutolusiuose vietovėse. Optimizavimo. Gerai, čia tavo terminais optimizavim. Taip. Taip buvo, nes veiklos trečioj zonai, antroj zonai mažėja, natūraliai mažėja. Išlaikyti tokią infrastruktūrą yra labai brangu, bet mes suradome labai, mano galva, inovatyvų sprendimą - mobilus laiškininkas. Mes uždarėme skyriaus pašto, bet dabar atvažiuojame pa žmogų, iš principo. Paštas pa žmogų atvažiuoja ir mobilus laiškininkas iš principo atlieka pašto funkcijas visas realiai. Ir dar galbūt svarbus dalykas yra, kur dabar ypatingai turim tą diskusiją, pašto skyrius keičiam paštomatus, keičiasi paslaugos. Kaip tu galvoji, kokie yra didžiausi, grįžtant prie pačios pradžios, ką aš pradėjau kalbėti, kokie yra patys didžiausi mitai, kalbant apie Lietuvos paštą? Kad jis yra visų. Bet čia toks, žinai, filosofinis. Aš manau, kad galbūt pirmas mitas, kad nemokam dirbti. Čia toksai, žinai, jūs nemokat vežti, blogai vežat, viskas ten pas jūs dingsta ir taip toliau. Tai nesutikčiau su tuo. Mes žinom, kas yra pristatymo kokybė, mes žinome, kas yra dingimų kontrolė, valdymas, kad čia ką tvarkyti turime, faktas. Galbūt yra kitas mitas tai, kad mes darome viską. Tai vėlgi, jeigu kalbėti iš tų pačių paslaugų, tai vėlgi paslaugų struktūra, krepšelis yra labai aiškus. Pensija, išmoka, siuntos, laiškai, prenumerata ir toj vietoj nebepriklauso galbūt tam tikrų kitų funkcijų atlikti be paslaugų. Tai va čia matyti tie tokie, kurie dominuojantis yra ir kur žmonės dažnai istoriškai tam tikrų dalykų prisimena
ir galbūt nepažiūri, kaip dabar atrodo iš tikrųjų. Dar man įdomus klausimas yra apie tos kioskelius. Mes kažkada atsimėm tokį keistą projektą, kai buvo... Kioskelius. Kai iš Snoro ten buvo nupirkta, nesuprantu, užsidarė tas projektas, bet vis dar Lietuvos paštas turi netų skyrių ir kioskelių. Kioskelių ne. Kioskelių nebeturim, nes kioskelių jo. Tai Snoro tų kioskelių ne. Senas projektas, matymas. Žinai, kaip sakyti, verslo idėja, galbūt matymas ir nebuvo blogas turėti tos kioskelius, nes jie viso Lietuvoje buvo išsimėtę, kur gali išmokas mokėti pensijas, bet atgyveno savo šitą ir ar tai geras verslo projektas, leisiu savo pasakyti, kad ne, nes kaip iš vadovo šiandien dienai vertinu. Jeigu jisai nepasteisino uždarytas. Jo. Bet jūs vis dar parduotuvėse, jūs turite tokių parduotuvėlių mažų, tų paštų skyrių. Turim. Kur yra ne tik tai siuntos paslauga, bet ir ten, nežinau, konservais turbūt tik neprekiauja ten. Taip, prekiaujame kosmetiką, parfumeriją, atributiką Lietuvos, knygomis prekiauju. Taip, tai, bet čia vėlgi, žinai, sprendimas... Kiek jūs, atsiprašau, suprekiaujat be pašto paslaugos, va tie kioskai iš tų visų papildomų? 6-7 milijonų. Mažmenos. Okay, tai jas kažkiek tai prideda padengti išlaikymą, ne? Taip, nes, ir atsakymą turi, jos padeda išlaikyti. Okay. O tiesa, paštininkai dar važinėja su dviračiais ar ne? Ne. Gerai, kitaip pasakysiu. Pas mus yra likę Vilniuje ir Kaune dalis pėstukų, taip vadinam, dėl to, kad tikrai labai yra, ta vadinkim, dense area. Tankumas. Tanki zona, kur iš tikrųjų jam su krepšiu yra paprasčiau pasimti ir apeiti kvartalą namų, negu su mašina važiuoti, bet tikrai visa kita dalis yra laiškininkai su automobiliais, elektromobiliai, beje, įgyti šiemet to parko transformaciją tam tikroji, tai tų, vadinkim, dviratininkų, mažai yra. Aš galvoju, šiaip kiekvieno vadovo svajonė yra, kai tu ateini naują poziciją, užsimti vadovavimą ir užsimti tiesioginių vadovo darbų. Kiek tavo darbo laiko užima bendravimas su akcininku, nes tavo akcininkas yra neeilinis, ne? Valstybė, galima sakyti, arba ministerija. Kiek yra specifikos tame darbe? Šią savaitę užėmė su akcininku 1:15 minučių. Pas ministrą buvau, nes ministras paskirtas yra naujas, taip pasikvietė išgert kavos. Galbūt mano atveju yra gerai šiandien dienai tai, kad ministras Jūras Taminskas, kuris buvo viceministru atsakingas buvo už mus, tai mes tiesiog tęstinume esame. Tai aš galbūt taip atsakyčiau iš savo 5 mėnesių patirties. Kartą į mėnesį yra darbas su valdyba, valdybos posėdis iš tikrųjų, strateginiai, naminiai klausimai, bet meluočiau, jeigu nepasakyčiau, kad akcininkas irgi neskiria dėmesio. Tai valandom neišmatuosi, bet tikrai jauti, kad yra, kad domisi. Aš kodėl klausiu tokio klausimo, nes seniau būdavo požiūris toksai, kad jeigu tu eini į valstybės valdomą bendrovę, nesvarbu, tai akcinė bendrovė, kad tu pirmiausia negausi rinkos atlyginimo ar ne, antra, tu turėsi užsimti politiką, o ne kažkokiu tai darbu. Tai ir tu niekada nebūsi vertinamas pagal rezultatus, o pagal kažkokius kitus vėjus, o nebūsi vertinimas. Kaip šiandien yra? Tai viskas keičiasi, matyt. Pirmas atsakymas yra, aš galbūt dabar žinai, kaip pasakyčiau, kad užsimti politiką aš dabar transformuoju užsimti diplomatiją. Tai čia galbūt taip, nes iš tikrųjų tu turi suras balansą. Taip, tu turi skirti dėmesio Vilniaus rajono savivaldybei, tu turi skirti savivaldybių asociacijai, tu turi skirti leidėjams, tai faktas, kad tai yra diplomatijos tam tikra dalis. Bet aš bent iš savo perspektyvos kalbėdamas arba vertinamas, ką aš sakau, gerai paminėjai, paštomatas už sienos yra tikriausiai visiems labai yra fainas dalykas ir aktualus. Bet kai tu turi argumentus, kad tai nėra kaip gyvyba po lietaus, kad tai yra investicija, kad investicija turi savo gyvenimo ciklą, savo grąžą, bent šiuo momentu aš jaučiu, kad mes randam bendrą kalbą ir girdime vienas kitą. Kitas mano galva yra tai, kad valdyba labai irgi tam tokiam valdyme, tam strateginių krypčių procese dalyvauja ir irgi neleidžia šiek tiek, kaip pats minėto politikavimo, įtraukti į gyvenimą. Tai čia matyti ateini tai, kad valstybė keičiasi ir labai tikiuosi, kad tas kelias ir toliau bus link to, kad
mes kaip bendrovė irgi esame iš tų bendrovių, kurie kuria vertę. Nu, kokią vertę? Patogiai siūsti, patogiai gauti, patogiai pasiekti klientą, patogiai mus rasti. Tai labai tikiuosi, kad bus daugiau diplomatės negu politikas iš tikrųjų. Ar netrukdo pačiam, kad tu žinai, kad tu turi kadenciją, ne? Ir kad ar reikia galvoti, nes nėra garantijų, kad liksi, ne? Aišku, nėra. Aišku, nepriklausomai nuo rezultatų gali nelikti, ne? Ar taip trukdo pačiam susikaupti ir, tarkim, artėjant kadencijos pabaigai vis dar pilna jėga dirbti? Aš iš savo perspektyvos galbūt atsakymą tokį turiu, kad man šiaip buvo labai tikrai žmoniškai svarbu ir fine, kad atrankų kompanija, valdyba rado mane, nes aš dirbau pas Estijos paštą. Tai tokia replika iš aplinkinių žmonių, gal baigtų dirbti Estam, sako, dirbti Lietuvai. Ir aš jaučiu, kad man tas labai svarbu yra. Va čia yra mano asmeninė toks požiūris. Man yra fine dirbti Lietuvai ir būti jos dalimi. Matyt, kitas labai svarbus aspektas yra, kad aš sau leisiu atsakyti, kad aš, tikėtina suprantu šitą verslą. 25 plus metai, jame skirtingos spalvos, skirtingos patirtys, skirtingi paštai, skirtingi žmonės leidžia tą patirtį atnešti į čia. Ir tada tikriausiai tu ateini į tai, kad kadencija yra kadencija, apimtis yra apimtim, bet tu darai darbus, kuriuos tu supranti, kuriuos tu nori išvystyti, pakeisti, padaryti. Aš minėjau, numeris 1 Lietuvoje, numeris 2, o gal numeris 1 Baltijos šalyse. Aš noriu kai kuriuos skirstymų net sprendimus dabar keisti irgi dėliotis kitaip. Tai čia tokia vidinė motyvacija, čia, kuri matyti yra pas mane. Jis pas mane gal iš kitur ateina, aš ten sportuot mėgstu, daug sportavau, ten futbolą žaisti, ten kovų, visokie meistrai. Tai čia tas ateina matyti per tą patį. Koks skirtumas, ar tu išeini ten ar čia? Ar galėtum pagirti savo buvusias bendrovės, kur tu dirbai? Pasakyti apie kiekvieną, ką jį tau davė arba ką atnešė į Lietuvą. Paslaugos prasme, požiūrio prasme. Galėčiau. Dabar jas vardinsiu jau. Gerai. Tikiuosi, marketingistai, PR-šikai ant manęs iškirps, nes neiškirps. Jo, tai aš dabar jas DPD. DPD mano galva atnešė struktūrą, atnešė supratimą, kas yra procesas, atnešė tą tokį logistikos profesionalumą į šitą rinką. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš buvau dalis to, mokinausi iš vokiečių, iš švedų, iš prancūzų. Po DPD man teko su Amerika darbuotis logistikos irgi sektorija, tai aš supratau, kad ta Amerikos logistika dar ir kita, kuri išmokė. Client is the first. Klientas yra viso ko pradžia, bet čia tas amerikoniškas, žinai. Omniva ir atkartosiu šiek tiek į DPD, nes DPD ne tik aš Lietuvoje, bet aš ir Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje dirbau. Ir Omniva mano buvo tas vėlgi labai fainas kultūrinis iš tikrųjų. Aš labai džiaugiuosi, kad Estijos kolegos, Latvijos ir lietuvių tą priėmė. Tai tu mokiniesi būti tas multikultūriškas iš tikrųjų, suprasti galbūt kitus. Ir nemeluosiu, Omniva davė gerą impulsą, kurį aš atsinešu šį čia. Tai, kad technologijos yra žiaurus driveris šitam biznį. Ir jie šiandien dienai turi mano galva geriausią skirstimo centrą Baltijos šalyse. Yra kur judėti į priekį. Ir ką tu pabaigęs kadenciją, jeigu ne vieną, šiaip yra apribotas kadencijų skaičius ar ne? Dvi kadencijos. Paprasta labai. Kaip tu norėtum, kad apibūdintumėm Lietuvos paštą, jeigu tau pavyks 2 kadencijas čia išbaigti? Dabar pasakysiu, žinai, tokį dalyką, tai nekirpkit šito. Aš tai norėčiau pradžiui, kad paštas tokį surastų savo identitetą. Mes dabar ten turime tų ženklų, tokį šiek tiek mišinuką, kad mes sueitume tokį vieną gerą, spalvingą, stiprų brandą, o pabaigoje dienos iš tikrųjų aš manau, kad ateisiu į tos dalykus, kurie mano galva yra santykinai paprasti. Tai turi būti organizacija, įmonė, tos įmonės ekosistema, kuria klientai pasitikė ir naudojasi. O tą pasitikėjimą gali ten išreikšti per skaičius, per siuntų kiekius, per kokybę. Ir pabaigoje esu tokį vieną irgi prisiminęs, teko būti Slovenijos pašte, skirtimo centre tokiam. Ir kalbėjomės apie žmonės, apie visą kitą. Ir pašnekinį taip jums sekasi dirbti. Sako, I'm proud Slovenijos pašto darbuotojas. Tai norisi, kad žmonės irgi, aš didžiuojas, kad aš dirbu Lietuvos pašte. Kad visi šitą pajaustų iš tikrųjų. Paprasti žmoniški dalykai labai. Aš čia šiandien atvažiavau iš kito pokalbio, buvau sutikęs su advokatais ir kalbėjom apie vadovų draudimą.
Nes sutikim, kad tavo klaida šiaip gali būti pakankamai brangi. Taip, ne? taip. Ar tu turi draudimą? Taip, aš turiu draudimą. Turi, Taip, ne? vadovas, taip, mes turim draudimą, aš dabar apgaučiau dėl sumų, bet yra. Nes, aš sutinku, mano klaidos gali būti irgi brangios. O kas neklysta? Taip, čia nėra kalbos. Taip. Ir einant į mūsų paskutinę laidos dalį, dar vis tiek pasmalsausiu, ne? Ir galvoju, ir žiūrovai smalsu bus. Tu esi Lietuvos pašto generalinis direktorius. Kodėl atsisakėjai tarnybinio automobilio? Aš turiu savo automobilį. Todėl, kad aš uždirbau iki savo automobilio, galbūt iki tonų. Tai... Sako, nėra geresnės mašinos. Žinai, kokia yra pati geriausia mašina? Valdiška. Gerai, tai pabaigai mes turim tokią savo tradicinę rubriką, vadinu Blitz klausimynų, tai pagal galimybę trumpo atsakymo tikėčiaus. Jeigu galėtum papildyti komandą tik vienu naujų kolegą, ką pasirinktum? Lojalų komandos žmogų ar agresyvę kompetenciją? Šiandien dienos perspektyvoje manau, kad rinksiuosi arba viduje priėmę sprendimą esu pasirinkti agresyvę kompetenciją. Ok, tai daug pasako apie strategiją jūs. Senėjimas yra pagydoma liga ar nesustabdomas procesas? Tai tikrai nėra liga, bet tai gali būti pristabdoma. Longevity ticket. Man truputį per daug to longevity vibe jau visur, todėl kad iš principo mes visi žinom tos principus, kuriais reikia vadovautis. Skaniai, subalansuotai maitintis, gerai miegoti ir judėti. Ir jeigu įmanoma, kuo mažiau stresuoti. Tai yra realiai baziniai dalykai. Čia tokį gražų pavyzdį girdėjau, biškį užtriksiu. Prieš, tarkim, 100-200 metų žmonės neturėjo nei oro užterštumą, gal ir streso mažiau turėjo, ne pagrindinį daug judėdavo, nes reikėdavo maistą pasigauti ir kažkaip jį susiveikti. Pertekliaus maisto nebūdavo, tai tikėtina gyveno žymiai sveikesnį gyvenimo būdą, bet gyvendavo iki 30 metų. Tai ką tai sako, kai mes dabar gyvenam pertekliui, persivalgom, oro užterštumai, ligos, bacilos, visi įmanomi faktoriai, kad patrumpint gyvenimą, bet važiuokit, mes mūsų vaikai jau gyvena 100 metų, ne, garantuotai. Tai jo, bet tai ten lipdavo kur nors, iškrisdavo iš medžio, susilaužydavo ką nors, infekciją užsikrėsdavo ir mirdavo. Dabar mes turim, ta prasme, vaikai prieš kiekvieną rugsėjo 1 tikrinasi sveikatą, visi visada pulsą tą truputį palaikom savo sveikatos. Bet... Aš čia norėjau pasakyti, kad medicina tikėtina vis tik veikia kažkiek. Veikia? Tai ačiū. Apie valdymo stilių. Ar kelti klausimus, kurie visus verčia nepatogiai šypsotis, ar klausimus, kurie visus verčia patylėti? Taktiškai, profesionaliai bandau provokuoti. Nes aš matyt tikiu, kad tam tikra provokacija, jinai gali būti gera ir pikta, leidžia žmogui rasti atsakymą, ką jis daro, kodėl jis daro, ar jis yra vietoje iš tikrųjų. Bet čia yra toks mano vidinis tikėjimas ir aš mėgstu pačelendžinti tuos sprendimus, kurie yra padaryti arba yra kelyje sprendimų. Tai man patinka čelendžinti. Kas iš tiesų lemia žmogaus proto gebėjimus? Vat kiek tu durnas ar protingas? Bet čia viską, ne tik žmogaus protinius gebėjimus, jo išvaizda, kaip jisai jausis, kokiam ligom sirgs, nesirgs. Viskas yra balansas. Yra genetika ir yra aplinkos faktoriai. Vieno nėra ir kažkuris svarbesnis nelabai irgi bus. Tai negali tai buvo apkaltinti, kad aš durnas esu. Ne. Jau save labiau. Ok, žodžiu, neprasisuks pigiai. Kiek atpiktų tavo kasdienė apranga, jeigu tavęs niekas daugiau gyvenime nematytų? Su niekom nereikia susitikti, iš principo... Džinsiukai, maikutė. Penktadienį beje, kaip ir ateinu į ofisą, džinsiukai, maikutė, viskas. Aš taip paprastai žiūriu. Kartais pastabų gaunu, kad kastytį nugau. Okay. Gal generalinis turėtų pasitempti? Turėtų pasitempti. Aš esu gavęs tų pastabų, kad vienoj valdyboje, kad kodėl tu be šlipso. Bet aš toks esu, sakau. Rimtai gavai tokią pastabą, kur aš... Tokią pastabą buvau gavęs. Supratau. Taip atsitiko. Kokia bus pirmoji supergalia, kurią gausime biochemijos pagalba? Nežinau, kiek, čia aišku, labai daug etinių yra klausimų ir jau dabar tas truputį yra daroma, human design, ne? Mes galim atlikti genetinius pakitimus ir keisti, tarkim, vaikų išvaizdą, akių spalvas, bet įvairius šitus dalykus. Tai čia kaip supergalia skamba, bet etinių klausimų čia yra daug. Okay. Susikomplektuoti vaiką galėsi žinoti. Ja. Okay. Jeigu nebūtų poreikio,
kiek valandų per savaitę dirbtum mažiau? Matyt, čia yra mano iššūkis. Aš suprantu, kad aš turiu tai vietoj susibalansuoti, bet man taip sutapo gyvenime, kad šitam versle 24/7 yra, viskas sukasi, juda ir aš tikriausiai, matyt, visą laiką galvoju, ką mes darom, kaip mes darom, kur mes darom. Aš bijau atsakyti, kad nėra to poreikio. Gerai. Vienintelį, kurį įsikraunu, futbolo aikštėje, ten ringė, kur tu tiesiog atsijungi. Ir namuose geri vyną su žmona, važiuoji su dukra, kalbė apie darbus, bet ir tai dukra duodi telefoną, dabar rašyk ten tą atsakymą. Tai tokių bairių čia būna pas mus. Tai žodžiu, kartais gaunat ne iš generalinio, iš dukros atsakymą. Taip. Kada taps įmanoma surinkti žmogų nuo nulio? Nu, iš vieno šaldytuvo inkstus pasiėmė, iš kito kepenis, iš paskui smegenis atsisiunčia. O kodėl tai reikia daryti? Biškutį kitaip bus, jeigu jau reikia kažką surinkinėti, tai tarkim mano kepenys yra pažeistos, man reikia naujų kepenų. Mes pabandykim užsiauginti tas kepenis mėgintuvėlį, ne mėgintuvėlį, aišku, kažkokioje laboratorinėje aplinkoje ir tada mes jas įsidėti čia. Va šitaip, manau, pakankamai greitai, ta prasme, mes apie 10 mečius kalbam, ne kokius 1000 metų, ne 100. Būti pirmas rinkoje su nebaigtų produktų ar antras su idealiu? Ne, vis dėlto tu turi būti su idealiu, nes tave renkasi pagal tai, ką tu darai. Ir tada manau, kad būdamas su idealiu, tu būsi ir pirmas. Na, čia, manau, gausim komentarų. Gerai, tai viskas tvarkoj. Okay. Vat jūs baigėt biochemiją, ne? Koks yra paprasčiausias, pigiausias būdas namie pasigaminti nuotaikos pakėlėją? Kaip ir visi atsakymai, dėja. Šiaip, atkreipčiau dėmesį, jeigu kažkas sako, kad turi universalų dalyką visiems tinkantį, tai niekada netikėkit šitų. Kiekvienam geri skirtingai. Vienas žmogus grįš namo pas mylimą žmogų, apsikabins ir jau laimės hormonai per kraštus. Kitas žmogus išvažiuos pameškerioti, gamtoje pabūti, pasivaikščioti ir viskas tvarkoja. Tai čia, aišku, labai priklauso nuo žmogaus. Tai tiesiog kiekvienam reikia tai atrasti. Tikiaus kokį nors paprastą pigaus receptą už pinigus, bet ne. 5 eurai. Gerai, tai ačiū Jums, kad pasidalinot, kad parodėt. Dėkui. Ačiū, iki malonaus. Gerai, tai ačiū, kad priėmėt, pasidalinot, pavedžiojot, parodėt. Siūskit siuntas per Lietuvos paštą ir Autoexpress. Gerai. Mylėjai, ten, kur dirbat šiandien, ir yra geriausia vieta Jums dirbti šiandien. Jeigu atrodo, kad Jums kažkiek per sunku, sutikit, sporto salėje ir neturi būti lengva, jeigu siekia kažkokį tai rezultatą. Jeigu Jums atrodo, kad nesudėlioti procesai, puiku, Jūs turit galimybę patys juos sudėlioti arba prisidėti juos kuriant. Ir sutikit, kad gana dažnai mes savo fokusą nukreipiam nuo svarbiausių darbų ir darom viską, kas tik įmanoma, kad nenueiti prie tų pagrindinių, kas iš tikrųjų neša pajamas. Taigi tokia labai paprasta taisyklė yra: būkit organizacijoje pajamas, o ne sąnaudos. Bus ir Jums įdomiau, ir darbdaviui tikėtina žymiai labiau patiksit. Ir aišku, visi nuo to tik daugiau uždirbsit. Taigi tam kartui tiek, iki kitos laidos.